truputį daugiau, tas tikrai nevienodas stilius. Jie truputį skiriasi vis dėl to. Nu, pavyzdžiui, drai pas tada. Šitas drai yra be pulksnuko, šitas yra su... Vienai neatsiskauda. No, gal neatsiskauda. Jis yra labai plonytis. Ir čia labai tarp kitko plonytis. Nerašo. Tai tikriausiai. Jame tik teko bliškėti. Čia jam buvo smagu. Tikrai. Baras. Greitai darbus suformuojama ir ką tik tai atkuriamojo Seimo pirmininkas labai taikliai, labai diplomatiškai patikino abudu kaip reiškia Lietuva radosi vasario 16-ąją, kaip Lietuva radosi kovo 11-ąją ir taip tokiam lyginimams, paraleliams šitoms irgi labai yra didelė erdvė ir istorinė prasme, ir publicistinė prasme, ir politologijos pagaliau, politikos mokslų požiūrių. Žinokit, čia, kai kam atrodo, kad čia padėtas koks paštas, tai čia yra padėtas daugtaškis, čia yra atvertos strėlės, į perspektyvos ateities apmąstymus, atradimams ir ką labai šiandien norėčiau pabrėžti džiaugsmą. O kas bus, kai atveša Raminauską? O kodėl jūs man reikia iškalbų? Žinot, jūs jau irgi daug šnekate. Gerai? Ate. Tai jau nuologija. Čia yra du šalia sudėti ant skirtingų popierių slapų lapų. Bet aš kaip kartoju, kad dokumentas tas pats. Tai jis yra tas pats esmė, kad išdėstytas dviem kalbom ant dviejų lapų. Tačiau tie lapai istorijoje klajoja yra kartu. Čia jau dabar istorikam nesakykit, nes jie reiškia gali sakyti, kad reikia daug papildomų įrodymų. Čia prielaidos, rekonstrukcija, jie reiškia taip ir išgyveno abu šalia mano nuomonė. Protingų būdų. Tarybos pirmininkas. Taip. Jo, Smetona, reiškia, Krymo diplomatija. Sveikinam ir dėkojam. Petro Krymo diplomatija, čia dar vidinė šitą reiškia. Bet tai tarp kitko daug yra rašyta ir taip vaisiai gana įdomi. Tai. Aš visos atminties rekonstravęs tokiu laiku, po visų lagerių, reiškia. Aš buvau pas jo dukterėčias, kai ieškojau, čia planavau, pėdsakų visokių ieškojau. Gal jos ką nors ten išliko. Oi, pas mano tėvo pusseserę, reiškia, Petronėlė Lastienė, juk jie su Klimu buvo vienoj byloj nuteisti. Tai mano namuose yra atsiradęs vienas iš mašinraščio Klimo, ranka tą taisyti. Jau 60-aisiais metais, kada, reiškia, jisai būdamas nepaprastai sunkioj sveikatos būklėj, jis, reiškia, dirbo. O prieėjimo tai jokio neturėjo LTSR archyvų. Ta, tarp kitko,
Sako irgi aiškinosi, gal jis nors ką nors galėjo netiesioginiais būdais. Liepkit bus. Va, žinot, jau čia rytų erdvės. Žinokit, rytų. Jaučia. Kad nepraleisti dienos, kad yra dabar žmoniškai Rusijos archyvai tai yra diena ir naktis nuo Vokietijos archyvų. Visiškai ten neprileidžia. aš manau, Taip, bet jie neprileidžia. arba prileidžia